Tęsime siužetų ciklą, kaip Vantos lapas leido vasarą, o didžiausią įspūdį mums paliko Liepos mėnesį organizuojama Vantos lapas pirčių ekspedicija aplink Lietuvą. Sveiki, pirties mylėtojai! Vantos lapo pirties ekspedicija aplink Lietuvą kartu su lietuviškos pirties bičiuliais tęsiasi antroji diena, mes šiandieną Druskininkuose. Tai yra pirmieji 130 km, tai yra tikrai nedidelis tarpas mūsų kelionėje ir pirmieji geri įspūdžiai laukia mūsų vietiniai žmonės, pirtininkai, kuriuos mes džiuginsim šiandieną štai tokiamis puikiamis vantomis. Mes pasiruošę. 8 pirtininkai pareiškė norą dalyvauti ekspedicijoje ir per savaitę apvažiuoti Lietuvą. Pirmą dieną ekspedicija įkūrė pirties kiemą Vilniuje. Apie tai jau pasakojome praėjusioje laidoje, o antrą dieną jau buvome pasiruošę pirtinti Druskininkų gyventojus. Kelionė buvo šiandien ilga, čia mes įsikūrėme pagal planą, viskas tvarkingai, netgi jau turime savo pareigybės, kiekvienas turime savo užduotį, atvažiavom, pasiruošėm ir aš manau, kad mes jau dar po kelių dienų mes funkcionuosime kaip super geras aparatas. Visi žinome savo funkcijas, visi žinom, ką daryti ir svarbiausia šiandieną žmonės tikrai eina gausiai pas mus. Mes pritraukėme vietinius pirtininkus, kurie rodo savo meistriškumą. Mums belieka tiesiog pasakoti žmonėms, rekomenduoti į vieną ar kitą pirtelę užeiti. Kasdienis darbas pirtyse 7 dienas per savaitę būtų misija neįmanoma, jei ne ekspedicijos ambasadoriai. Druskininkuose tai Druskininkų vandens parkas ir jo pirtininkai. Visada malonu sutikti jūs, Sauliau, šį kartą vasarą. Džiugu, kad ši ekspedicija aplankė ir Druskininkus. Todėl visi džiaugsmingai, mielai radom vietą pas mus tokiam puikiam parke, kur daug žmonių renkasi kiekvieną dieną. Tiesiog pašviesti žmonės, kas yra lietuviška pirtis. Miesto ambasadoriai turėjo ir savo užduotis – sugalvoti, pasiūlyti ekspedicijai ir suderinti su vietinė valdžia vietą pirties kiemui įrengti. Ši vieta turi būti įkurta šalia vandens ir gerai žinoma miesto gyventojams, pagal galimybę padėti ekspedicijai įsikuriant. Aprūpinti malkomis 2 pirtis, juk vežti iš Vilniaus visai savaitai nėra šansų. Dalyvauti šventėje, vanoti žmonės, pristatyti save ir savo krašto pirtis bei pirtininkus. Tu pats mačiau jau porą sykių pirtinė žmonės šiandieną mūsų pirtyse. Jo, prisijungiau prie jūsų pirtininkų bičiulių, labai malonu kartu dirbti, vis tiek bendruomenė mūsų tvari, auganti. Tai smagu, kai mes galim pasidalinti patirtimi, įgūdžiais, tiesiog prisiminimais, pasikalbėti. Tokia šventė, kuri mus vienyje, yra džiugu. Geras jausmas, kai supranti, kad tai, ką darai, yra įdomu ne tik tau, bet ir bičiuliams pirtininkams. Druskininkuose prie ekspedicijos prisijungė ir lepino žmonės masažais ir geru garu. Pirtininkai iš Vilniaus Elena ir Aldona su vyru, žvalių vantų karalius iš Alytaus Renatas Žvaliauskas, dzūkiškos bičiulių pirties šeimininkai Irena ir Rimantas Silkiai. Ačiū Jums. Vadojam 4 rankom. 4? Labai patiko visiems muzika dabar. Su muzika patiko. Taip. Kadaginės vantos. Kaip be ką daugiau. Liučių, kozikos be ką daugiau. Pienio naudojam. Gera nuotaika. Bet žiūrėkit, Dzūkija Dainava, tai aš manau, kad jūs ateityje neleisit muziką iš garsiakalbio, o dainuotumėt. Dzūkiškai žiauriai gražiai. Bendrai tai net gulintys žmonės dainuoja. Dainuoja. Taip. Nes gulinčio žmogaus nieks nemuša, jis tik Kol dainuoja. dainuosi, tol vanosim. Teisingai. Tai kuo jūs čia garsėjat? Vantom garsėjam. Matom. Vantom garsėjam, miškais garsėjam gerais. Žolynai, beržynai, visokių vantų yra. Tai va, rišam ne tik tais iš beržo, ąžuolo, klevo, liepos, bent jau žvalios vantos tokios, tai rišam apie 50 rūšių kažkur. 50 rūšių. Jo, jeigu suskaičiuot, galime sūdyti, šaldyti, kokias yra, tai visas galima surinkti 50, gal net ir virš. Visus medžius naudojam beveik, žilvitis ir drebulė, valksnės, glosnės, gali vietę jų. Tai sakau, tik tai reikia netingėti, skinti, rištis ir viskas, o kas tingi, tai kreipkite. Tas žiema, kaip sakant, ten srėbalą paprastas srebia. Didžiausią atpildą už sunkų darbą suteikia rausvi žmonių veidai, spindinčios akys ir padėkos žodžiai.
Pas mus ne kiekvieną dieną žmogus į pirtį ateina su ramentu. Nu, tai, kad, žinot, biski verti, kad nėra to pastovumo, jau kojas laužytos, tai žinot. Ir į pirtį vis dėlto galima nueiti. O kodėl ne? Žinot, Suomijoje yra pasakymas, sako, kada negalima eiti į pirtį. Tai jie sako, jeigu gali nueiti iki pirties, tai gali eiti į pirtį. Tai jūs, aš mačiau, atvažiavote iki pirties su specialiu transportu, užėjote į pirtį, bet jūs iššuoliavote taip linksmai iš pirties. Kad faina, kodėl. Faina buvo? Faina. Kas pirtino šiandieną jūs? Moteris kažkaip. Ai, va dėl moteris. Jo, tai iš vis dvigubai faina. Supratau. Visą laiką žiūriu, kiek... Viskas, galim daugiau nieko nekalbėti. Ir vat, norėjau net nusifotografuoti, bet... Nu, Taip, dabar tai mes nufotografuosim jūs. Esat vietinis? Esu Vilnietis druskinikietis. Ką? Dirbu Vilniuje, bet čia turiu, kaip sakyti, pusę ten, per dvi vietas. Ne per daug gerai jums? Nebuvo, žinau, kad labai džiaugiuosi. Džiaugiatės. Jo. Ar buvote pas mus pirty? Šitoj? Taip, be abejo. O šitoj? Ir šitoj, Ir šitoj. Vakar buvau Kaskadose, Demeikos parke, Vilniuje vaikšto į Garo fabriką, o druskininkuose dabar šitas į Kaskados labai gerai. Tai esate tiesiog pirties fanas. Nu, virš 40 metų. Mes pirtininkai juokaudami sakome, kad norime kuo daugiau žmonių pasodinti ant vantos. Ir šios ekspedicijos formatas itin tam tinka. Niekada nemėgau pirčių, visą laiką atrodė kančia kažkokia. Ir tada daug keliavau. Ir kažkaip tai Meksikoje susipažinau su viena draugė. Ir jinai sako, yra temaskalis, tai tokia kaip pirtis, kuri yra padaromos ten su audeklais, audiniais, žmonės įlenda į vidų ir ten, nežinau, priklausomai, kai kurios būna 1, 2, 3 valandų, 4. Nu ir aš aišku labai nenorėjau, nes prisimindavau pirtis ir galvodavau, aš turiu daug ugnies, man nereikia jokios ugnies, kas čia karšta. Ir kažkaip jinai mane kalbėjo ir nusprendžiau įeiti. Ir tada supratau, kad pirtis tai nėra kentėjimas, kad tai yra gal kažkoksai apsivalymas, kažkokia meditacija, kažkoksai tai paleidimas emocijų. Nu, ir pasakiau savo, Dieve, aš iš Lietuvos, čia pirčių kraštas. Ir aš nieko nežinau apie pirtis. Nu, tai... Ir po to tu grįžus į Lietuvą, nuėjai pirtį. Taip, nuėjau pirtį. Ir jau čia 2 mėnesiai į pirtis vaikščiu. Kasdieną. Nu, ne kasdieną, bet kokius 3 kartus į savaitę. 3-4 kartus į savaitę. Taip, truputį. Ir pabaigai norime pristatyti dar vieną ekspedicijos narį pirtininką Joną Mendelį, kurio pagrindinė užduotis buvo rūpintis ekspedicijos mantos pervežimu. Matai, čia daugiau aš iš savanaudiškų tikslų dirbu, todėl kad aš noriu būti jaunas, o pirtis kaip tik tai jaunina, gražina ir aš jaučiu tai ant savęs. Ir aišku, su visa kompanija. Antras dalykas, noriu patobulėti ir kad ir šitoj, ne tai, kad kažką tai ten kažkur tai pamatyti, bet ir sužinoti. Iš tų pačių, atrodo, senai bendrauju, kad ir su Antanu, kad ir su Edmundu ar ten su kitu. Ir vis kažką pamatai naujo, kur jie buvo kažkur išvažiavę pasaulį, pamatė, įdėgė į savo metodus darbuotis pirtyje. Aš iš jų visą tai kopijuoju. Antra diena įveikta. Esame dėkingi visiems tą dieną dirbusiems pirtininkams ir mūsų ambasadoriams Druskininkuose, Druskininkų vandens parkui ir jo pirtininkams. Šiandieną mūsų laukia dar vakare poilsis, mes miegosime čia Druskininkuose ir rytoj mes iškeliausime jau iš Dzūkijos į Žemaitiją. Laukia mūsų rytoj Tauragė. Tai atstumas irgi nemažas, pusę Lietuvos reikės pervažiuoti, bet ten mūsų laukia nauji bičiuliai, nauji žmonės, tai yra nauja energija, naujos emocijos ir nauji įspūdžiai. Tai ekspedicija tęsiasi ir mes dar jėgų turim va tiek.